Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Primenu, kad greitai mano kanale startuos žaidimas, kuriame visi prenumeratoriai turės galimybę laimėti prizus. Tai kviečiu prenumeruoti kanalą. Ir šį kartą grįžtu su crowdfunding kampanijomis, tik šiek tiek kitaip. Tai šiuose vaizdo įrašuose kalbėsiu apie pledge managerius žaidimų, kuriuos pats bekinau, ir kviesiu prisijungti jūs kartu užsakant šiuos žaidimus. Pirmoji kampanija būtų Tainted Grail Kings of Ruin pledge manageris, kuris surinko net 6 milijonus eurų, beveik 27 tūkstančiai bekerių. Ir tai yra antra Tainted Grail dalis, tai kaip ir su visais Awaken Realms produktais, antras žaidimas visada yra geresnis, tai čia jau pirma priežastis, kodėl verta pledžinti. Aišku, visi stretch golai, kurių yra daugybė. Sandropo optionas, vienas iš labai populiarių variantų. Tai naujas stuffas yra Kings of Ruin, geriausias dylas. Čia komponentų apžvalga trumpai, kas yra pledge. Įvairiausi monstrai, daugybė kortelių, tokenų, kauliukų ir panašiai. Taip, čia visi stretch golai, companion appsas ir daug kitų dalykų, iš tikrųjų net nevardinsiu, galite pasižiūrėti, nes pledge manageris yra viešai prieinamas. Tai daugybė variacijos. Tai reikia žiūrėti, kas yra exclusive labiau, bet kaip ir su Awaken Realms, sakyčiau, visada galima vėliau pasiimti, nes manau tikrai bus ir trečias žaidimas, nes tos kortelės gal ir jūsų, tie kompanionai irgi gal visai nieko, bet manau bent pradžiai tikrai užtenka pagrindinio pledžo. Dailai, koinai irgi ekstra dalykas, andvečių notebookas irgi tiesiog dėl grožio. Tai kas turi pirmą žaidimą, tai galima atsinaujinti į 2.0 variantą. Kaip ir visuose Awaken Realms pledžuose, tikrai perkant 2, 3, 4 tiesiog dalinasi tas šipinimas ir nelabai kas keičiasi. Tai tikrai apsimoka. Turiu taip pat ir free giftą. Legout of Moon figūrėlę, tai tikrai, jeigu kas dar nespėjo ir nori jos, tai tikrai galiu paimti jūsų norimą pledžą. Tai trumpai apie šią kampaniją tiek. Antrasis pledge manageris būtų Heroes of Might and Magic. Labai įdomus žaidimas su labai daug žaidimo variantų, nes yra ir kooperacinis, ir competitive, ir solo variantas ir panašiai, prisideda factionai įvairiausi ir visa kita, tai tikrai variantų daug. Ir exploration žaidime yra vienas iš svarbiausių dalykų ir kortelių dizainas yra labai artimas kompiuteriniam žaidimui. Tai kiekvienas turi savo townboardą, kur irgi managina visą, bildina naujus pastatus, kaupia resursus ir panašiai. Čia player boardas su player kalade, tai yra kombinacinis žaidimas su kortomis, kurias naudosite tiek kovojant, tiek eksplorinant ir panašiai. Tai galima ten prisidėti visokius spelus, papildomus skillus, artefaktus, toks ir vyksta deck buildinimas. Ir combat sistema labai įdomi su Battlefieldu. Tai čia kas baziniam žaidime yra. 3 factionai. 3 herojų kortelės 2 pusių. Daugybė įvairiausių kortelių. Wall ir Gate kortelės tai čia kombatui skirtos. Tai jeigu ten kokį siege vykdot ir panašiai. AI kortelės. Tokenai, kurių dalis upgraidinosi su stretch golais. Yra ir turnyrams skirta knygutė, tai labai laukiu, kada bus pirmieji pre-production copies visi komponentai, nes miniatiūras jau galima pamatyti Anchor studijos YouTube kanale.
Tai va, šitas Pledge Manageris irgi, kiek pamenu, viešas, tai galite plačiau pasidomėti. Tai va, Battlefield Expansions iš esmės ir duoda tą pilną kovos aspektą žaidime. Tai čia būtų dar detalesnė kova negu core game, su obstacles, papildomis taisyklėmis ir panašiai. Tai va, yra ekskliuzyvų, kaip pavyzdžiui Tower Expansions, kuris prideda papildomą factioną. Tai būtent dėl to rašosi, kad žaidimas iki 4 žaidėjų, bet techniškai manoma, kad žaistų ir daugiau, bet žaidimas balansuojamas 4. Rampart, Actionas, Fortress ir Inferno, tai 7 iš viso. Čia toks timetable yra, kad šipinimas turėtų gruodžio mėnesį startuoti, tai matysime. Kainos irgi labai geros, nes mes patenkam į Lower Europe. Iš Lenkijos, kai šipinama bus, tai tikrai labai smagios kainos ir tikrai keliese labai apsimokės pledžinti. Ir va čia kokie pledžai yra. Tai basic pledžas, tai čia bus be miniatiūrų, su papildoma expansionu, kuris turi miniatiūras. Grail pledžas tai bus su 2 factionais plus Battlefield expansionu. Kolektorsas tai lygiai tas pats, tik prisideda artbookas su printais. Yra dual-in pledžai. Ir aišku, shaded miniature pledžai, tai čia bus lygiai taip pat, kaip buvo su Witcheriu. Toks pat shadinimas. Aš manau, imsiu shadinimą, tik va dabar man tik vienintelis klausimas yra likęs, ar aš imsiu big box'e ar atskirai kiekvieną. Tai va, to daugiau apie pačius stretch goalus, tai va tuo atsidarysiu campaigną ir galėsime va pažiūrėti, kokie stretch goalai, va čia yra toks summary. Tai prisideda papildomi monstrai, papildomos kortelės, papildomi veikėjai ir komponentų upgrade'ai, ten kaip kubeliai, skrynios ir panašiai, ir visi taunai turi savo miniatiūras. Drakonai taip pat prisideda, tai tų stretch goalų tikrai pakankamai. Pats projektas surinko beveik 4 milijonus eurų, turit labai didelį prekinių skaičių, net 27 000. Tai tikrai gigantiškas kampeinas. Ir kiek rinkau visą informaciją, kiek žiūrėjau visus video, tai tikrai atsiliepimai tik patys geriausi. Tobulas žaidimas tiek solo, tiek žaidžiant 3-4 ir vos ne kaip turnyrą darant labai irgi smagus variantas. Aš ir net galvoju, gal kažką tokio panašaus ir daryti paskui. Tai tikrai rekomenduoju ir kviečiu prisidėti prie šito pledžo. Dar vienas pledge manageris, kurį noriu apžvelgti, tai yra Soul Raiders. Jau greičiausiai užmiršote šitą kampeiną, kad toks iš viso buvo. Tai yra Splendorio kūrėjų darbas, kampeininis žaidimas, turintis 2 versijas, standartinė ir Grimoire versija, tai iš esmės deluxas ir nedeluxas. Deluxas turi visas miniatiūras, dar papildomus veikėjus, ten lorebooką ir panašiai. O dabar apie patį kampeiną. Buvo vienas iš įspūdingesnių kampeinų. Savo momentų, aišku, surinko ne tiek daug, netoli 500 milijono eurų. Turėjo virš 4000 backerių, nuo 1-4 žaidėjų. Tik geriausi atsiliepimai. Kaip matote, yra virš 800 kortų ir virš 120 dvipusių lokacijų šytų, tai yra įspūdingi skaičiai. Ir sesija žaidimo trunka nuo 2-4 valandų. Iš esmės, kas yra dėžė, tai visokiausios kortelės, tokenai, miniatiūros tai bus deluxiniam variante. Packbox'is irgi prisidėjo Chapter 0 prologas. Ir dar plus yra 3 chapteriai su savo event kortelėm, enemy kortelėm, story kortelėm ir panašiai, ir lokacijom. Kaip ten minėjau, kad vienas boksas trunka mažiausiai 10 valandų, bet čia jau priklauso kaip jums sekasi. Žaidimo čia yra tikrai apie 60 valandų, kažkas tokio. Tai va dar papildomi chapter moduliai prisidėjo, nauji veikėjai, nes jūs valdote tą Soul Raiderį. Lore knyga mane kaip ir visai domintų. Miniatiūras galime atskirai pirktis. Tai va čia toks kaip ir pavyzdys. Pasirenkat lokaciją. Tai va kortelių pagalba darote visokiausius veiksmus.
Tai va čia yra visokiausi video, tutorial ir panašiai. Yra taisyklės. Tabletopijoj taip pat galima prologą išbandyti, kas nori. Tai šiek tiek overview pačių chapterių. Kurie tarsi yra susiję tarpusavy, bet juos galima kaip standalone žaisti ir panašiai, nes tuo ir ypatinga ta eksplorinamo lokacijų sistema. Ta prasme, tai nėra jūsų tikslas eksplorinti visą pasaulį. Jums reikia iš esmės surinkti tam tikrą žvaigždučių kiekį ir tai baigėsi žaidimas, tai jūs galite pasirinkti skirtingus kelius ir sutikti skirtingus monstrus ir gyventi skirtingus eventus, priklausomai kokius jūs pasirinkimus pasirinksite. Tai tikrai nebus taip, kad jūs vieną kartą sužaisite ir jau perėjote visą žaidimą. Tai tikrai čia bent keletą žaidimų, jeigu nuėsite jau ten viską išeksplorinti ir panašiai, tai tos variacijos tikrai yra daug. Tai tikrai kviečiu prisidėti. Šipinimas, taip, mes patenkam į trečią zoną. Nu, jo, šiek tiek daugiau, tai vat kelių žmonių reikėtų ir aišku, jo prisideda PVM-as. Tai toks mano trečias pasiūlymas. Ir ketvirtas žaidimas irgi labai įspūdingas kampeinas atvirame pasaulyje. Čia jau patys viską rinksitės, nebūsite priboti vienos kortelės ar kur naite ar dešinę ar kairę ar kažkas tokio. Tai Aridia the Paths We Dare Tread žaidimas. Yra keli pležai, iš esmės beisas su ekstra dėžutėmis, tai ten jums reikia small bodies arba epic hunto expansiono. Ir kaip matote, Xia žaidimų kūrėjai kūrė šitą žaidimą, tai galima ir visus Xia žaidimus prisidėti. Tai trumpai apie patį žaidimą. Tai čia yra didžiulis open worldinis žaidimas nuo 1 iki 4 žaidėjų. Ir kuo ši kampanija įsiskiria, tai kad visos miniatiūros yra jau nudažytos. Absoliučiai. Čia kas yra dėžėje. Jūs gaunate 6 skirtingus kūnus, kurie reprezentuoja klases. Ir paskui galvos įsideda į tuos kūnus. Tai priklauso už kokią rasę jūs žaidžiate iš esmės. Tai va ten visokie elfai, orkai žmonės, hatchlingai ir taip toliau. Ir aišku yra meilo ir female versija, tai irgi lytį galite pasirinkti. Ir įvairiausi monstrai, tai iš viso monstrų 50 figūrėlių. Map cardsai, tai irgi kortelės, jos dar didesnė variacija turi negu anksčiau minėtume Soul Raider žaidime. Ir dar jos susideda iš dalių. Tos kortelės, daugiau negu 900 kortelių brandai, tai ten eventai, NPC cards, set cards, job cards, key cards ir taip toliau. Ir visokiausios dėžutės visiems komponentam, tiek jūsų player boardam, tiek player cardam ir tokenam. 18 skirtingų boardų, multilayered, tai 6 veikėjų, 6 equipmentų boardai, tai iš esmės turėsite 3. Skill tree boardas, equipment boardas ir character boardas, tai labai didelis developmentas, kaip tikrajame RPG žaidime. Visokie tokenai, loot tiles, tai viskas fiziškai reprezentuos ant jūsų boardo, kokius jūs ginklus turite, rūbus ir taip toliau. Monster hit dice, tai čia yra labai įdomi combat sistema, kur jūs hitinate tam tikrą vietą monstro, o ne konkrečiai monstrą visą, tai irgi labai įdomiai veikia. Ir world mapai. Šiek tiek papildoma informacija apie addonus, tai vat šitas papildomas kaip NPC ar kažkas tokio yra ekskliuzyvas. Bet jis nieko kažko papildomai ypatingo neprideda, tiesiog kortelės su prepainted figūrėlė. Nu ir toks kaip mini expansionas iš esmės. Small bodies, tai labai tinkantis reprezentuoti visus dvarfus, hatchlingus ir felišus. Tai iš karto daug lengviau bus galima atskirti juos. Tai va, previews irgi visi labai teigiami. Taisyklės galim pažiūrėti. Jo, shippingas bus brangokas. Tai va, čia toks eksplorinimas vyksta. Discoverinate lokacijas.
Tai va su NPC labai irgi įdomus dalykas vyksta. Panašiai kaip Gloomhavene, bet šiek tiek kitaip. Eventai vyksta, kuris irgi turite pasirinkimus. Taip pat sakyčiau, kaip su Everdell Complete Editionu. Geresnės kainos už šitą negausite. Taip pat ir su Frosthaveno pirmu printu. Aišku, retailė bus, bet vat, kai matote 240 MSRP, tai manau, čia yra tik pradžia. Gali būti, kad šitas žaidimas ir 300 jau kainuos, tai geresnės progos tikrai nebus. Kada bekinti, tai tiesiog, jeigu jūs domina šis kampeinas, iškite man, pasižiūrėsime, kokie shippingo kaštai ir bus galima vertinti, bet tiems, kuriems patinka tokie dideli atviro pasaulio kampeininiai žaidimai, tai yra tobulas variantas. Bus tikrai įdomu sekti visą informaciją apie šį žaidimą, bent jau tiek. Tai tokia mano aktyvių pledge managerių apžvalga. Laukiu jūsų žinučių, rašykite, prie ko norėsite prisidėti, arba jeigu kyla kokių klausimų dėl kaštų ir panašiai, rašykite, paskaičiuosime, žiūrėsime, bet kaip ir visada tokiuose kampanijose, tas, kaip sakyti, sutaupimas prasideda nuo maždaug 3 žmonių. Tai vat, jeigu jau aš pledžinu, dar 2 prisideda, tai jau mes ant šipinimo tikrai sutaupome. Kai kuriais atvejais net po daugiau negu 10-15 eurų ir panašiai. Čia viskas priklauso nuo visų kaštų. Rudenį turėsiu dar vieną pledge managerio apžvalgą mano kitų kampanijų ir galėsiu pasiūlyti jums dar daugiau dalykų, ką galima užsisakyti ir kartu atsivežti į Lietuvą. Tai kol kas tiek. Iki.